Labas rytas, atvažiavau prie tos pačios Joker parduotuvės, kaip ir vakar dirbau. Tai jau šiandien atvaręs sumontavau video. Atvažiavau čia 7:30, tai jau 8:30 jau buvau pasidaręs darbelius. Bet dar vis tiek šiandien pasiliksiu, nes yra ir kitų dalykų prie kompo padirbti. O pusryčiams nusipirkau tokį šokoladinį pieną, kurį kitaip mėgstu vadinti šoko milk. Jiem dabar kaip tik nuolaida buvo. Nukainotas buvo 50%, tai pasiėmiau du tokius. Tai va pasišildau jį, įsidėjau banano, dar įsidėjau raziną. Va ir su avižom bus. Užsipilsiu avižų, jos išbrinks. Toks va pusrytėlis bus. Kol kas lyja, nors pranešė vakar, kad geras oras bus, bet gal pasitaisys vėliau. Nes debesis varo nuo jūros, bet žvelgiant į jūrą, tai atrodo paskui jau prasigėdrija šiek tiek. Tai aš va nakvojau tas va kaip tolumoj molas eina, tai to molo gale. Na, kai turime laisvadienį, tai įprastai norėčiau pristatyti kažką iš savo turimos įrangos. Ir šiandieną pabandysiu ant stalo išdėlioti ir pristatyti savo turimus drabužius. Aišku, ne viską pavyks išdėlioti, nes kažkas yra ant manęs. Tai paskui papasakosiu, tik tai aprodysiu. Bet jo, bandom išsidėlioti ir pažiūrėsim, ką čia turim. Beveik viskas gyvena šitam hidro maiše, neperšlampamo maiše, o atskirai guli tik tais neperšlampami rūbai, tai jie guli priekiniai tašytai mėlynai. Dabar jos nėra, bet pagrinde viskas būna čia. Tai gal pradėsiu nuo savęs, ką dabar turiu apsirengęs, o tada jau papasakosiu, kas guli ant stalo. Tai taip, šiaip iš tiesų ir turiu vieną paprastą maikutę, paprasti marškinėliai, tada šortai ir, nežinau, batai, bet batai tokie trekingo, galima sakyti, bėgiojimo miško takais. Bet ne žygiavimui jie buvo pirkti, bet grinai bėgiojimo bateliai, kaip čia, ne asfaltų, o miško takeliais. Tai va, taip, turiu dabar ką apsirengęs. Na ir viskas yra suskirstyta, galbūt, sakykime, į 3 kategorijas. Tai yra tokie kaip maži niekučiai, tai jie guli tokiam mažesniam maišelyje, o kiti daiktai guli tokiam maišelį. Jis yra kaip kompresmaišis, susitraukia, čia yra nuo seno miegmaišio. Pasiėmiau tiesiog maišą ir kai būna pilnas jau maišas, galima susitraukti virvutės ir susimažina vietos. Na ir tada drabužiai yra nuo lietaus. Tai pradėkim nuo tokių kaip ir niekučių, sakykim. Tai yra 2 pirštinės, tokios vadinamos flisinės vienos ir kitos vilnoninės, tai su šitom jau visiškai šilta būna. Abidvi užsidėjus dar geresnis variantas ir neperpučia ir šilta. Tada vienos šiltos vilnoninės kojinės, tada 2 paprastos kojinės, aišku vienos ant manęs yra, ir 2 apatiniai. Vieni irgi ant manęs dabar yra, bet gal reikėtų ir po 3 imti, nes kartais atrodo pristinga, jeigu vieni yra nešvarus ir nebūna kur išsiplauti, tai galima būtų ir po 3 turėti kiekvienų. Skrybėlė ganėtinai panaudoju dažnai, pavyzdžiui, kai saulė šviečia, tai aš mėgstu užsidėti skrybėlė, tada šalmas ir susidaro čia toks stogelis ir ganėtinai gerai apsaugo nuo saulės. Na ir šiaip užsidėti kartais. Tada yra 2 kaklaskarės, čia viena kaklaskarė, kita pasiliko, atrodo, palapinėje, nes neradau dabar. Tai kaklaskarės visiškai įvairiai man ir plaukams susirišti, ir kaip šalikas gali būti, ir kaip kepurė.
ir kaip maišelį jį gali panaudoti, tai žiauriai daug funkcijų turi. Gerai, dabar pereikim prie, kas buvo didesniam maišelyje. Tai yra 2 marškiniai imti, yra trumpom rankojom ir yra ilgom rankojom. Tai trumpom rankojom atstoja šitą maikę, jeigu kartais išsipurvintų ar jau nenorėčiau jos dėvėti, tai šitos galima užsidėti. Na ir kai karšta diena, tai šviesus marškiniai visai gerai ir vėdinasi gerai. O šitų tai porą kartų naudojau, tik tais, tai galbūt net ir nereikėtų ilgom rankojom marškinių imti. Na, toliau tai yra termo maikė, kurią visada naudoju, kai einu miegoti. Termo kelnes. Irgi visada, kai einu miegoti naudoju. Mėgstu apsirengti naktį dėl to, kad tiesiog miegmaišio neišpurvinti, nes pats kartais nerandu vietos, sakykime, nusiplauti kur vakare, o būnu suprakaitavęs. Tad purvinam lysti į miegmaišį ne kažką, nes atrodo atneši paskui prakaitų tą miegmaišį iš vidaus ir nelabai bus variantas. Tai pasirenku taip, kad apsirengu drabužius tiesiog ir einu miegoti, bet nebūna dažniausiai labai jau karšta. Visada optimali temperatūra ganėtinai būna. Tai toliau toks flisinis megztinis, plonas šitas, ilgom rankojom. Na ir vieną turiu šitą storesnį šiek tiek megztinį, irgi ilgom rankojom. Tai šitas jau šiltas ganėtinai. Tai pasidarius kombinaciją maikutė, šitas megztinis ir šitas, tai jau visiškai šilta. Dar gali sluoksniuotis ir taip apsišildyti. Toliau iš tiesų šitiems šortams, kuriuos turiu dabar, galima prisegti kalašės tokias ir gaunasi kelnes. Tai jie tokie yra multifunkciniai. Tai labai dėl to fainai. Galima šortais, galima ir kelnes paversti jos. Toliau. Na ir ką, ir tiek. Ir dabar iš neperšlampamų rūbų. Tai yra tokie membraninės kelnes, Bergans, pati įmonė. Žiauriai fainos, jos tai nepraleidžia man vandens, visiškai laiko gerai. Yra tokie ir vėdinimo skyreliai čia prie šlaunų. Tai super, atlaiko man jos. Tokia membrana iš vidaus yra. Pamiršau striukę paimti, bet įkeliu dabar kadrą, kaip atrodo striukė. Ir įkeliu kadrą, kaip atrodo lietpaltis, nes jo nepaėmiau, jis palapinėje liko. Tai va, dar striukė, lietpaltis. Iš neperšlampamų dar yra pirštinės, kurias pirkau iš senukų. Už 3 eurus atrodo. Kai važiuoji laiko, tai tikrai super. Bet kadangi mano striukė ta juoda praleidžia pro rankovės ir pro rankovės rūvantis vanduo gali patekti ant pirštinių, tai pirštinės dažnai sušlampa iš vidaus, tai tada jas džiovinti reikia. Bet šiaip prilietų atlaiko, jeigu aš dažniausiai deduosi šitas juodas pirštinaitės ir tada šitas mėlynas, tai tada ir šilta ir nešlapia. Na ir jo, tie kaliošai tokie vadinami, tai tada galima, užsidedu aš paprastus batus ir šituos. Bet jie mane labai atlaiko, jeigu su vienais eis, tai dar užsidedu maišiuką ant batų. Aišku, tada renkasi, nekvepuoja tada batas ir prakaituoja iš vidaus. Ir jeigu po ilgo laiko gali jau tiesiog šlapti batas nuo prakaitavimo, nekvepavimo, tai bet dėl vandens tai jie atlaiko. Tu gali važiuoti ir kad visiškai batas sušlaps, tai taip nebus. Bet jau prasidėjo plyšimai po truputį, tai manau šiandien laisvadienis reiks susisiūti. O jie iš tiesų yra suieškoti iš motociklų prekių parduotuvės. Ne šiaip dviratininkų parduotuvės, bet iš motociklų. Už 15 eurų ar kiek jie ten buvo. Turiu sandalus, šiltam orui visai gerai. Bet jeigu ir per lietų važiuoti, jeigu reikia nueiti, išsiprausti į kokią upę ir nežinai, koks ten paviršius akmenuotas ar ten kriauklyčių pilna, tai kad nesusipjaustit su šitais gali varyti ir niekas tau nebaisu. O šitie batai iš Decatlono ir šitie iš Decatlono. Šiaip nemažai čia yra daiktų iš Decatlono, iš drabužių. Bet jo, pagrinde tiek, ką turiu. Toks stalas, ne per daugiausiai. Tai kaip ir sakau, galėtų būti
po 3 poras kojinių ir apatinių. Šitų marškinių galėtų nebūti ir visko kaip ir užtenka. Ai, rankšluostis praverčia. Plonytis, toks mikro ir jis greitai džiūstantis. Penguin firmos. Tai jo, tiek žinių. Dar truputį apsipirkinėjau, bet nežinau, jau čia vaikšto, viskas taip brangu, tai nežinau, ką čia pirkti. Kol kas tai va liūdnai. Morkos, bulvės ir porą bandelių. Nežinau, ką čia paimti dar. Labai jau brangu viskas. Vakar ieškodamas nakvynės po šitą miestelį važinėdamas, Lygtais dušą užtikau, taip iš tolo pažiūrėjau, bet nebuvau užėjęs. Atrodo kaip dušo kabina, nes prie paplūdimio. Pažiūrėsim. Važiuoju, gal reiks nusiplauti čia, nusiprausti po dušu, su ragažiai išsiragažuot, bet aišku, tikriausiai šaltas vanduo būtų. Ir orelis nėra per šiltas. Važiuoju, pažiūrėsiu, kas ten geresnio. Debesis atrodo greitai, čia praeina, kartais lietus užeina, bet greitai ir vėl saulė išlenda. Tai nėra kaip kalnuose, kad į kalnus atsidrenkia debesys, lietaus ir stovi visą laiką lyja, čia atrodo greitai keičiasi orai. O dušas čia ar ne dušas bus? Va, ta kabina, kurią užmačiau. Kaip ir nieko nėra. Nu, va, kažkoks dušas. Žiūrim, kas čia per dušas, ar čia yra vandens iš viso. Ką žinau, gal ir variantas, pabandysiu įsimaudyti čia. Išsiragažuoti, tiksliau. Nes taip tai išsimaudyti, tai kartais išsiprausiu. Bet išsiragažavęs tai jau seniai buvau. Viskas, aš jau fresh, išsiprausęs. Gal buvo sunkiau prisiversti eiti praustis, negu iš tiesų praustis, nes kai jau įlindai į dušą, tai jau viskas ok. Bet įeiti pradžioj tai buvo sunkoka palisti po pirmais šaltais lašais. Nes dušas tai šaltas. Tai jau įlendi, tada jau viskas apsiprausiau, tada išsiragažavau ir vėl išsiprausiau. Tai jo, švarus kūnas, pagaliau, dabar kita misija kažkada pasiekti švarus drabužiai. Palapiniai, viskas tvarkoj, viskas kaip ir palikau. Ajo, reikia tos kaliošus susisiūti. Kažkokią dar darbelį buvau nusimatęs. Aha, yra kamera ta, kuri buvo sprogusi. Tai aš vis dar neradau joje skylutės. Tai reiks pabandyti pripūsti ir paieškoti. Pabandysiu prie mikrofono pridėti, gal girdėsis. Pietums per brūkšnelį vakarieniai pasidariau makaronų su daržovėmis. O jo, kur apsistojęs, tai čia va palapinė, o tas džokeris, prie kurio buvau, tai per GoPro gal sunkiau matus, bet ten tokie pastatai toliau, tai čia visai šalia.
O dabar pats jau lysiu į palapinę, eisiu valgyti vakarienę per brūkšnelį, pietus, arba atvirkščiai reiktų sakyti. Nu, bet gerai. Žiūrėsiu filmą ir ką, rytoj susimatome minimo dienoje. Tęsim žygį toliau ir per ateinančias porą dienų priartėsiu prie pačio piečiausio Norvegijos taško. Tai iki pasimatymo. Iki.